Nuo seniausių laikų iki pat 20 amžiaus Vilnios upė buvo pagrindinis miesto energijos šaltinis. Čia ne tik gražios apylinkės, tokios kaip įstabioji Pūčkorių atodanga. Tai viena žymiausių atodangų Lietuvoje, kurios aukštis siekia per 65 metrus. Prie Vilnios kūrėsi pirtis, malūnai, popieriaus ir parako pramonė, plytinės ir kalkinės. Vis dėlto seniausia čia įsikūrusi Lietuvos pramonės įmonė Pūčkorių patrankų liejykla. Vietos gyventojai tiki, kad patrankų gamintojai prisidėjo ir prie įspūdingos Pūčkorių atodangos vaizdo. Tik nuliejus patranką, reikėjo ją kažkur ir išbandyti. Patrankos Pūčkoriuose pradėtos lieti antroje 14 amžiaus pusėje. 14 amžiaus pabaigoje pastebimas spartus artilerijos diegimas Lietuvos kariuomenėje. Aktyviai artilerija buvo naudojama ir per Vytauto bei Jogailos tarpusavio kovas, karus prieš kryžiuočius. Žygimanto Senojo ir jo sūnaus Žygimanto Augusto valdymo laikais LDK artilerija gerokai sustiprinta. 14 amžiaus pabaigoje, 15 amžiaus pradžioje Lietuvos didžioji kunigaikštystė parakų šaudančius pabūklus naudojo pilių gynybai, priešų pilių puolimui bei lauko kautynėse. Po 150 metų vien Lietuvos didysis kunigaikštis disponavo mažiausiai 364 pabūklais. Pirmosios naujoviškos kolibrinos tipo patrankos 16 amžiuje į Lietuvą įvežtos iš Lenkijos. Vėliau dalis naujoviškų pabūklų pagaminta nuo 1551 metų Vilniuje veikusioje patrankų liejykloje. Dar 14 amžiuje čia yra buvęs Puškarnios dvaras, tačiau iki šių dienų išliko tik tai 18-19 amžiaus Palivarko pastatų kompleksas išsidėstęs abipus Vilnius. Palivarko pastatai gana gerai išsilaikė. Iki 18 amžiaus vidurio Puškarnė priklausė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vyriausybės iždui ir buvęs artilerijos vadovybės žinioje dvaras su 6 valakais žemės, vėliau atskirais laikotarpiais buvo valdomas Zaborovskio, Oskarevo, Sidorovičių, Izmailskių. Iki 19 amžiaus Pūčkorių dvarui priklausė ir LDK laikais veikusi Pūčkorių patrankų liejykla. Joje savo patrankas remontavo ir įrangą naudojasi netgi Petro I bei Napoleono armijų daliniai. Gretimai nuo 19 amžiaus vidurio veikė vienas didžiausių Lietuvoje malūnų, kuris išsiskyrė ne tik savo dydžiu, bet ir puikia apdaila. Šis malūnas buvo vadinamas prancūziškuoju, nes 19 amžiaus pradžioje jį pastatė prancūzas Karolis Devimas. Dalyje pagalbinio pastato jis be leidimo įrengė ir atidarė smuklę. Devimui įsiskolinus ir nesumokėjus nuomos mokesčių, jo turtas buvo parduotas kitiems nuomininkams, o jo garbei likęs tik pavadinimas – prancūziškasis. 1834 metais pagal matininko Juozo Paškovskio sudarytą planą iki malūno buvo nutiestas kelias, dabar atitinkantis Belmonto gatvės trasą ir pastatytas pirmasis tiltas per Vilnios upę, Puškarnės Palivarkos savininko Stanislavo Sidorovičiaus iniciatyva. Be 3 medinių tiltų, pastatytų per kanalą, malūnui priklausė ir betoninė užtvanka. Kai malūnas veikdavo, vanduo buvo nukreipiamas šoniniu kanalu. Nutilus malūnui, Vilniaus vanduo tekėdavo įprastinę vagą. 19 amžiaus pabaigoje Puškarnėje buvo įkurtas medienos, o vėliau ir popieriaus fabrikas. Per Pirmąjį pasaulinį karą visi jo įrenginiai buvo išgabenti į Vokietiją. Tarpukariu fabriko veikla nebuvo atgaivinta, nes Vilniuje trūko vandens, o po Antrojo pasaulinio karo fabrikas virto griuvėsiais. Pūčkorių slėnis, malūnas ir kiti vaizdiniai dažnai iškyla iš Vilniaus kilusio šiuolaikinio lenkų rašytojo Tadeušo Konvickio kūryboje. Prancūzų malūnas – tamsaus vandens, tamsių landų, tamsių ąžuolų ir tamsios nakties kompleksas, kuriame pakrantėmis ir mėnesienos nutviestų vandeniu klaidžiojo skenduoliai ir skenduolis. Ir po kiekvienų metų jų būdavo vis daugiau ir daugiau. Po kiekvienos karštos vasaros, kokių tuomet būdavo daug, o dabar jau nėra nei vienos. Taip Pūčkorius aprašo Konvickis knygoje Mėnulio patekėjimai ir nusileidimai. Šiandien prancūziškas malūnas atkurtas. Jame veikia įsteigtas Belmonto pramogų ir poilsio centras,
kurį sudaro Joanos Karinovos smuklė, restoranas Villa Gloria ir salės, papuoštos autentiškais ir ne visai etnografiniais bei antikvariniais eksponatais ir baldais. Tai mėgstama naujosios Vilniečių eros pasilinksminimo vieta.